pakilo, skaidrioji aušra rytmetinė. Nuogas ėjome pro Babilono namus išdidžius ir suraukusios kaktą kažką prisiminti norėjau. Kai iš jūros pakilo skaidrioji aušra rytmetinė, nuogus ėjome pro Babilono namus išdidžius ir suraukusios kaktą kažką prisiminti norėjau. Kai iš jūros pakilo skaidrioji aušra rytmetinė. Labai gerai. Aš matau, kad jums labai yra smagu, bet mes esam vis tiek priversti pradėti. Gerai? Monika, kalbėk, nes Labas vakaras. tavęs niekas neklauso vis tiek. Sveiki, labai malonu, kad čia tiek daug jūsų susirinko. Dabar trumpai tiesiog papasakosiu, kas mes tokie esam, kas čia per dalykas. Čia yra... Viskas prasidėjo nuo tinklapio efoto.lt ir iš entuzijazmo bei meilės fotografijai sukūrėm šią naują fotografijos mokyklą. Joje vyksta vienos dienos kursai ir vyksta ilgesni užsiėmimai ABC fotografijos kursai. Dauguma dalyvių, kad ir baigę ABC kursus, toliau norėdavo fotografuoti, klausė, kas toliau. Taigi su dėstytoju Flaviju nusprendėm kurti teminius fotografijos ABC susitikimus. Ir aišku, tų susitikimų pasekoje sugalvojau sukurti tokį projektėlį kūrybinį, kurio rezultatas būtų nuotraukų paroda, katalogas. Ir tiesiog galvojau, kokia ta gali būti idėja. Mus visus jungia meilė fotografijai ir meilė Vilniui. Visi gyvename Vilniuje, taigi tai padiktavo temą Vilnius kitaip. Pasistengiam pavaizduoti Vilnių be standartinių klišių kitokį, kurį mato kiekvienas dalyvis. Šioje parodoje pamatysite, kad kiekvienas požiūris yra visiškai kitoks. Jeigu būtume šitus visus 5 fotografus leidę į vieną gatvę, pamatytume, kaip skirtusi nuotraukos. Vienas, tarkim, iš viršaus, kitos atspindžiai, kitose pastatų faktūros, kitas pamatė žmonės. Ir dabar pristatysime dalyvius. Taigi kviečiame Nijolę Vaikūnaitę. Dabar visi dalyviai gaus va tokius unikalius diplomus. Jo. Tai bus dokumentas, kad visas šitas renginys pas mus galų gale įvyko. Va, tai va čia Diplomas labai siurprizas, labai malonus. Džiaugiuosi. Ką trumpai pasakyti, tai džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių susirinko. Šiaip labai buvo įdomu dalyvauti projektui, labai džiugina, visgi pirma paroda. Tai va tik tiek. Dėkui. Ačiū. Kviečiame Šarūną Leoną. Labai daug norisi pasakyti iš tikrųjų, bet būsiu trumpas. Iš tikrųjų, mėgaukitės vaizdais, kuriuos matote, mėgaukitės šitą atmosferą ir tiesiog gyvenkite tuo, ko mes gyvename, kurdami visą šitą, tai, ką jūs matote ant sienos. Ačiū. Toliau kviečiame Dovilę. Dovilė. Ačiū labai. Ir iš tikrųjų tik galiu paantrinti, kad buvo be galo malonu dalyvauti šitame projekte. Ir norėtume visų 5 mūsų dalyvių vardu nuoširdžiai padėkoti šio projekto sumanytojams Flavijui ir Monikai. Be jūsų būtų niekas neįvykę ir be jūsų šitą parodą nebūtų išvydusi dienos šviesos. Turim ir mažas dovanėlės iš tikrųjų namus. Ačiū labai, ačiū visiems susirinkusiems. Kviečiame Birutę.
Noriu padėkoti visiems, kas atėjo pažiūrėti mūsų meninių bandymų, o labiausiai tai šito projekto tėvams ir globėjams. Kaip pasakė, kad darysime Vilnius kitaip, tai turi būti netvirukinis Vilnius, aš labai suglumau, nes aš tokių nuotraukų nesu darius ir galvoju, turbūt nieko neišės, nes aš Vilnių taip myliu ir jis man toks gražus, kad man išeina tik atvirukai iš jo. Bet va, darėm ir padarėm su bendrom jėgom, tai man tas procesas buvo labai malonus ir man būtų smagu, jeigu jums būtų malonu žiūrėti to proceso vaisius, nors tie vaisiai nedideli, bet auginti su meilė ir nuoširdžiai. Virgi, prašau. Tai va, važiuoju. Ranką paspausim, po to jau duosim. Aš kaip visados paskutinis ir pagal pavardės raidę ir visur. Ir visados nieko nebelieka pasakyti, nes viską jau pasako. Lygiai taip pat, kai nuotraukų apžiūros būna, tai visi žiūri, o kai mano ateina ir visiems nusibostų žiūrėti. Na, tai ir mano nuotraukos tokios visos, kaip ir prieš 100 metų pasenę, tokios viskas, kas Vilniui negražiausia, nes gražiausias tėmas visi kiti pasiėmė. Taip ir išėjo. Ačiū, kad suorganizavo tokią nuostabią parodą. Man taip ir atrodo. Ir dar norėčiau pakviesti Andrių šių dirbtuvių vadovą. Kur jisai yra? Norim padovanoti mūsų parodos dar vieną vaisių, tai yra išleidom ir katalogą ir dovanojom. Šituo tai labai džiaugiuosi. Ir labai ačiū už malonų bendradarbiavimą ir kad mus priėmė čia. Dėkoju. Ačiū. Sveikinu atradus Pilaitę. Ačiū. Ačiū. Ir linkiu malonaus žiūrėjimo. Ačiū visiems. Aš šiaip kalbėti nemėgstu, nors mano darbas yra kalbėti. Va. Bet aš norėčiau pasakyti tai, ko galbūt nebuvo pasakyta arba nebuvo pasakyta pilnai. Pirmoj eilėj labai ačiū Monikai. Va. Nes šitos parodos idėja pati pradinė buvo būtent jos. Čia yra tavo. Po to labai ačiū visiems dalyviam. Ačiū tą prasme, kad norinčių buvo daug. Bet kai atėjo laikas iki konkrečių darbų, kažkaip atkrito. Va, tai liko ištvermingiausi ir drįsiu pasakyti patys talentingiausi. Va, tai jiems labai ačiū. Ir aišku, ačiū labai šitos patalpos šeimininkam, nes jūs esate tie, kurie pradėjo irgi visą šitą dalyką ir aš manau, per Vilnių tai keliaus normaliai. Va, ačiū jums. Sveiki visi, labai sveikinu su šia paroda, labai graži paroda, man labai patinka. Ir mane kai pakvietė čionai koncertuoti, tai sakė, kad reiktų vienos dainos apie Vilnių. Ir tada aš prisiminiau, kurie čia poetai apie tą Vilnių rašė ir tiek daug poetų ir tokių gražių eilių. Ir radau Juditos Vaičiūnaitės vieną eilėraštį pavadinimu Saulėgrąža. Ir ten kaip tik tokia grinai fotografija poezijoje apie Saulėgrąžą Vilniaus senamiestį. Tai aš pirmą ir pradėsiu nuo tos dainos. Vilniui Totorių gatvės statybvietėj užpernai augo Saulėgrąža. Žalio indėniško kraujo gėlė, visados atsigręžus į saulę buvo tos vasaros simbolis. Dar aš jos šnaresio vėjį klausau, dar aš regiu auksalapį, didžiulį jos žiedą, dulkėtą ir giedrą. Žalio indėniško kraujo gėlė, lyg išdygus iš Vilniaus baroko, lyg išdygus iš Vilniaus baroko. Supo kilmingąją galvą aukštai, virš
virš išmėtytų plytų mieguisto karščio, virš nuolaužų, virš atkastų pamatų, virš viduramžių miesto. Dar aš jos šnarėsiu vėjį klausau, dar aš regiu auksalapį didžiulį jo žiedą, dulkėtą ir giedrą. Žalio indėniško kraujo gėlė, lyg išdygus iš Vilniaus baroko, lyg išdygus iš Vilniaus baroko. Mano karališkas vasaros parkas ant dūžtančio stiklo. Pagrok vėjau virš geležgalių dar madrigalą, jo aidas girdėti iš užpernai. Dykvietės karštis, skurdybei tos vasaros, saulės gėlė, šitaip permainingai gręžus, nuauksintą veidą pro dulkių debesis. Dar aš jos šnarėsiu vėjį klausau, dar aš regiu auksalapį didžiulį jos žiedą, dulkėtą ir giedrą. Žalio indėniško kraujo gėlė, lyg išdygus iš Vilniaus baroko, lyg išdygus iš Vilniaus baroko, lyg išdygus iš Vilniaus baroko. Labai ačiū. Dabar dar trumpai norėčiau pakviesti parodos dalyvius, nes buvo pageidavimas, kad kiekvienas dar šiek tiek plačiau pristatytų savo seriją. Tai prašau ateiti čionais visus dalyvius ir tiesiog trumpai papasakokite, kas, kaip, kodėl, kad žmonėms būtų šiek tiek aiškiau. Mikrofonas. Va, dasikalbėjau, kad visos paskutinis kalbų, tai liepia pirmam kalbėti. Mano nuotraukų serija yra Vilnius retro stiliuje. Šitos 4 paskutinės nuotraukos, ar tai iš tos pusės pirmutinės. Tokia idėja nuotraukas kilo daryti todėl, kad visą laiką fotografuojant Vilnius labai saldus gaunasi, tokie kaip naujametiniai atvirukai maždaug. Tai viskas gražu, iščiūstinta, nes nieks nefotografuoja tokių vietų, kurios nuėjus turbūt per paskutinį šimtmetį mažai tai pasikeitė. Prieš darydamas nuotraukas apžiūrėjau archyvuose senojo Vilniaus nuotraukas ir nutariau, kad reiktų praeiti tom pačiom gatvelėm Paplaujos ir Paupio gatvėmis. Ir ten praktiškai nedaug kas iš tikrųjų pasikeitė. Tokių lušnelių ir tokių visai gražių vietų yra, kurios galbūt neužilgai ir bus išnykę. Ir taip gavosi šitą seriją. Kad nuotraukos atrodytų senesnės, aišku, teko su Photoshopu padirbėti, pasendinti jas, dėti visokių efektų. Katinai idėja tikrai buvo, visi ten katinai. Kaip mūsų mokytojas Laivijus sakė, kad jeigu noriu gerai nufotografuoti, reikia visados tašiai katiną nešiotis. Tai taip ir padariau. Mano nuotraukos vadinasi Vilnius iš aukštai, tai yra pirmosios 4 nuotraukos. Pati idėja gimė turbūt spontaniškai, nes visą laiką mes vaikštom iš žemai ir matom Vilnių iš žemai. Tai kartais norėjosi pasižiūrėti, kaip tas Vilnius atrodo iš aukštai. Ir iš tikrųjų yra labai gražių atvirukinių fotografijų, visi senamiesčio stogai, tolumoje švytintys stikliniai dangoraižiai. Bet kartais, kai pasižiūri iš to aukštai, kas darosi pačias žemai, pamatai tokių skirtingų vietų ir fotografijų, kad galvoji, negi čia tas pats Vilnius ir argi čia taip gali būti iš tikrųjų. Tai vat tą jūs ir matote, kad atrodo, čia yra visur Vilniaus centras, čia nėra kažkur tai nuklysta į miegamosius rajonus.
Tai galima spėlioti, kokios tai vietos ir tai, ką jūs matote, yra mūsų kasdienybė, kuri iš tikrųjų labai stipriai keičiasi. O vietos, iš kur buvo fotografuota, tai nuo Kazimiero bažnyčios, iš oro baliono, nuo Helios City ir dar daug kitų stogų, ant kurių teko palikti ir kelnes suplėšytas ir panašiai. Tai tiek. Mano vardas Dovilė ir mano nuotraukose yra pristatoma vizija Vilniaus jame gyvenančių užsieniečių akimis. Idėja irgi gimė gana spontaniškai. Tai yra būtent tai, kad mes Vilniuje įsivaizduojame taip, kaip matome mes, ką jame jaučiame mes. Tačiau turint draugų ir pažįstamų čia gyvenančių jau gana netrumpą laiką užsieniečių, irgi neretai kildavo klausimas ir tokios gana natūralios diskusijos, kągi jie čia mato, ką jie čia jaučia, ką jie pastebi gyvendami mūsų mieste, kas jiems patinka, kas galbūt labai nepatinka ir net erzina. Ir galų gale bandymas įsivaizduoti, ką man toksai Vilnius, kurie jie papasako ir jie parodė, ką man toksai Vilnius reiškia. Tai aš tikiuosi, kad jūs irgi pamatysite tos momentus, kurių galbūt mes visi nematome čia, kad kiekvieną dieną būdami, gyvendami, galbūt būdami užaugę čia. Tokia pagrindinė, mano, būtų žinia su mano nuomonėmis. Ačiū. Mano vardas Birutė, mano nuotraukos yra čia vidury 4, minimalistinės, pačios mažiausiai vargo, galima sakyti, dėtos pažiūrės. Iš tiesų, tai man čia buvo toksai iššūkis, bet iššūkius aš mėgstu. Tai pasirinkau fotografuoti Vilniaus faktūras. Iš pradžių galvoju, bet kaip tą reikės padaryti? Eini kasdien, matai pastatus, glostai juos akim, įvairių architektūrinių stilių ir klasicizmo, ir baroko, ir išgriuvusių, ir naujų stiklinių, prie kurių jau dabar jau aš baigiu priprasti ir jau manęs jie neerzina, o tiesiog jau pastebėjau, kad labai fotogeniški. Ir visi jie savaip atspindi Vilnių. Tik tai galvojau, kaip reikės tai pateikti, nes paėmė, nufotografavai sieną, nu ir kas. Stengiausi su Monikos ir Flavijos patarimais, kas išėjo, tas išėjo. Mano vardas Nijolė ir mano nuotraukos ten pačiam jau pabaigoj, atspindžiai Vilniaus. O mintis tai kilo taip paprastai. Iš pradžių tai aš fotografavau iš tikrųjų save languose ir galvojau, kad visai va nieko, bet paskui ir ne save pastebėjau. Ir tada jo, pasirodė įdomių dalykų. Tai va taip ir jo, projekte dalyvauti buvo įdomu, patiko ir kad čia irgi labai smagu. Tai tiek. Monika, kai mus kvietė, prašė kuo linksmesnių dainų, mes paprastai dainuojam, aš paprastai dainuoju tokias ramesnes irgi, tai ieškau kuo linksmesnės iš tų, kurias gal mes žinom ir kurias mes atliekam dažniausiai. Tai tikėsimės, kad pasisės. It's been a long time now since I have seen your smile, and I will gamble away
daina, dėl kurios mes labai jaudinomės, tai nepykit, jeigu suklysiu. Nes jie vėl labai graži, tiesiog kažkaip labai baisu ją atlikti, labai daug klystam, bet labai norim ją parodyti, todėl tikimės, kad jums tai patiks. I hear there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. Well, she tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair in front